Sveiki visi ir tai jau yra antra Rūsio podcast'o serija ir šiandieno šios serijos tema yra produktyvumas. Tai kaip giliau dirbti arba kaip dirbti, kai nenori dirbti. Būtent ką patys esam ir bandę ir kas veikia, kas neveikia. Tai arba dabar, arba niekada. Šis dalykas yra man tikrai labai padėjęs. Tų likių užsirakini, kur nėra nei kompų, nei telefonų. 12 valandų iš eilės buvom produktyvūs, tai taip ir darėm. Jeigu tu neturi vandens, kuris atneštų elektrolitus į tavo smegenis, tavo smegenis neveiks. Tragiška, ta prasme. Lengviau prie kompo dirbti ne tualete. Va čia žinau, kas suskirtas su tajum. Kas blogai su švietimo sistema. Tai iškart, nes aš nenoriu su mokytojų blogus santykius. Ne, šitą paliksiu. Atsiranda tokie produktyvūs intervalai dienoje. Tu padarai, kad tau būtų taip sunku praknist, nes tiesiog nėra ką kito veikti. Tai tam palengva laimėti tada. Gerai, mano punktas. Kažkada atsiminiau šitą ir galvoju, wow, kodėl aš čia nebenaudoju. Insulinas irgi pakyla ir tada gliukozė krešino, o insulinas toks, eik miegot. Ten nežinau, rašo man per Instagramą, ten tas kviečia kažkur, šitą darbą. Gerai, Sveiki. Sveiki. Aš vis dar čia. Mes filmuojam. Tai aš esu išsirašęs senais visokiausių, taip sakant, patarimų. Lifehackų, tipsų. Gyvenimo kodo nulaužėjų. Taip. ir žodžiu, kaip galima būti produktyvesniam, kaip galima labiau prisiversti dirbti, kai nenori to daryti. Varysim vienas kitas, tai jūs irgi turi pasiruošęs, turi kitokius dalykus užsirašęs negu aš. Ir šitie dalykai yra iš to, kad mes bendrai esam kažkada girdėję, domėjęsi. Ir iš patirties gyvenimo. Jo, ir būtent ką patys esam ir bandę, ir kas veikia, kas neveikia, ką esam, žodžiu, patyrėję. Pats pirmas mano punktas yra toks, kad užsirašai darbą ir iki kada jį atlikti. O jeigu per tą laiką nepadarai, tai daugiau jo ir nebedarai iš viso. Tai šitas punktas, jisai tinka daugiau tiem žmonėms, kurie nori daug pasiekti, arba nori iš esmės padaryti tą darbą, bet, tiesiog sunku prisiversti, nes trūksta motyvacijos. Tai šitas dalykas man bent jau tikrai labai padėjo, nes aš pasidariau taip, kad jeigu per ilgai nepadarau namų darbų, tai tada aš iš viso jų nebedarau. Ir tada aš žinau, kad aš būsiu nepasiruošęs pamokai, aš neišmoksiu kažkiek gal naujos medžiagos ar kažko, tada mokytoja galbūt pyks ir aš pats iš savęs to nenoriu visiškai, aš noriu padaryti tos namų darbus. Tiesiog, kad aš truputį tingiu. Ir kai visada turi tą mintysę, kad tai galbūt ten namuose ar kažkada paskui pasidarysiu ir visą atidėlioji. O čia tu save įspaudi tokius rėmus, kad tu nebegali atidėlioti. Viskas, ta prasme, arba šią pertrauką, arba tu iš principo tų namų darbų daugiau nebedarai, nes tu nesugebėjai padaryti per šią pertrauką. Bet namų darbai irgi yra tik pavyzdys. Gali su bet kokiu darbu. Pavyzdžiui, žinai, kad kažką šiaip reikia padaryti, bet atidėlioji, tiesiog Kai būsi, eik prie šoninių durų ir vėl paskambink. Gerai. Truputį... Tai žodžiu, nes tai paskambino brolis. Tai apibendrinant, žodžiu, esmė... Leis man tavęs apibendrinimu paklausti. Tu mane apibendrinsi? Taip, žiūrėk, tai tu iš esmės sakai, kad jeigu tu nori kažką padaryti kažkokiu laiku, bet tu jau ir tai daug darbų turi, tai tu neturi to darbo perkelti vėlesnį laiką, bet tu turi padaryti per tą laiką arba jo vapščiai nepadaryti. Tai arba dabar, arba niekada. Taip? Jo, iš esmės save įspraudi iš didelės laiko zonos į labai mažą laiko zoną. Ir tada tu nebeturi kur dingti. Gerai, tavo. Jis man paskambins, kai vidury mano kalbėjimo, žinau. Gerai, mano punktas. Ką aš sakiau? Čia atidaviau. Čiūvas dar palaukia. Sekundę palaukia. Gerai. Taigi. O, Dieve. Oi, jo, ne, bet šiaip jo, reikia gal truputėlį pasiskubinti ir aš tą savo ilgą paaiškinimą gal prakasinsiu, nežinau, jeigu mano
Aš už jį labai atsiprašau iš karto. Ne. Gerai, tai mano punktas. Aš manau, kad reikia būti sveikam. Išsimiegokit žmonės, eikit miegoti tuo pačiu metu ir atsikelkit tuo pačiu metu. Ir tada jūs busit sveiki ir galėsit geriau dirbti. Pasakysiu kelis duomenis. Jeigu tu nemiegi nuo 17 iki 19 valandų, tai tada tu... Tu turi miegoti 17-19 valandų. Ne, jeigu tu esi atsikėlęs 17-19 valandų. Tai taip ir sakyk, seniai. Aš taip ir sakiau. Aš taip įsivaizdavau, kad sakiau. Žodžiu. Tai tada tu turėsi equivalent kaip pusę promilės girtumo. Tas pats kas? Tas pats kas pusę promilės girtumo. Jeigu tu visą parą nemegojęs, tai tada jau pilnai girtas, jau visa promilė yra. Ir tu nelabai būsi produktyvus tada, nes tu būsi girtas. Tai jūs, manau, kad, aišku, viskas čia gerai, mes pažiūrėjom iš skirtingų pusių. Tai pas mane dalykai daugiau yra kažkokie triukai, kaip padaryti kasdienybei, kad tu geriau, kad tu galėtum pradėti dirbti ir efektyviau dirbtum. Tai jūs daugiau pažiūrėjai iš bendros pusės. Tai gerai, puiku, nes gausit ir tokios informacijos. Tai antrasis būdas yra susiplanuoti visą dieną iš anksto. Šitas dalykas yra man tikrai labai padėjęs, nes tu, pavyzdžiui, aš bent jau, kai grįžtu iš mokyklos, ateinu namo ir darbai kaip ir nepadaryti. Tai susiplanavimas visos dienos iš anksto labai padeda, nes tu tiesiog pasirašęs, kad, pavyzdžiui, nuo tada iki tada darai tokį darbą, nuo tada iki tada valgai, nuo tada iki tada darai tokį darbą ir tu grįžti, pažiūri, reikia tą daryti. Ir viskas, tu neturi kur bėgti, nes tu žinai, kad paskui negali nutempt, nes jau kitam laikui yra suplanuotas kitas kažkoks darbas. Jo, čia susijęs su to pirmu punktu. Tipo, jeigu susiplanavai ir nepadarai, tai tu jau... Jo, čia labai susiję, kad negali nukelt, tada jau eik iškart prie kito. Jo, čia good point. O tu kiekvieną dieną planuoji savo? Ne kiekvieną, plius būna tokių dienų, kai tarkim į treniruotę reikia važiuoti ten ir taip, aišku, važiuoji į treniruotę. Bet tokių dienų, kur, pavyzdžiui, po mokyklos laisvą, tai jo, stengiuosi suplanuoti. Aš tai tokią programą naudoju, žodžiu. Čia parodo, koks priority yra ir koks urgency, kiek liko. Ar high priority, ar medium priority. Ir apskaičiuoja pagal šitą. Jau reikia ištrinti vieną užduotį. Tai gais palauk. Jo, kaip jinai vadinas, gal tu nori pasakyti? Aš paklausiau Grocho. Jis man sako, open source programa yra vadinas Termux, bet ten reikia dar atsisiųsti kažkokią programą, nes čia tipo kaip Linuxas, bet telefonui priskirtas. Tai truputį užtruks, gal valandą. Kol išsiaiškint, bet aš jau naudoju kokius 2 mėnesius ir man patinka. Aš asmeniškai tiesiog į nautus rašausi. Tiesiog į telefono nautus ir gali ten spalvom pasižymėti, jeigu nori kažkokiam, gali tiesiog skliaustelėse pasirašyti, tarkim, prioritetas didelis, mažas, vidutinis ir kaip greitai reikia tą dalyką pasidaryti. Tai va. Sekantis. Sakiau, miegot, tai reikia sportuoti ir valgyti sveikai irgi, bet čia statistikos nėra. Tai žodžiu, sportuokit ir valgykit sveikai. Nevalgykit čipsų, nevalgykit šokolado prieš padirbant. Ne, prieš padirbant šį padeda, jo. Jo, bet tipo, neprisivalgykit prieš pat ryto. Ten pakelia tą tavo gliukozės lygį. Jo, gliukozės ir paskui insulinas irgi pakyla ir tada gliukozė krešino, o insulinas toks, eik miegot. Tai nevalgykit ten 2 kilogramus blynų iš pat ryto, nes paskui norėsit miegot. Savaitgaliais galima. Aš valgiau šiaip, nes nebuvo ką kita. Gerai, toliau. Šitas yra labai geras. Mąstyti ne apie tai, kaip bus sunku dirbti, bet apie tai, kaip bus smagu, gera ir naudinga padaryti tą darbą. Tai jis yra gal sunkiau įvaldomas ir nežinau, ar visiems tikrai veikia, bet jeigu jūs sugebat, tarkime, jį iš tikrųjų įvaldyti, tai nuostabus dalykas. Pavyzdžiui, man su pamokom. Aš pastoju jas dėlioju, man žiauriai nepatinka. Aš mokyklai galiu mokytis efektyviai, dalyvauti pamokose, stipriai, mokintis daryti viską. Bet po mokyklos, aišku, būna viskur mokyklai, bet po mokyklos aš noriu pamiršti, aš noriu susifokusuoti į kanalą, į sportą, į savo kažkokius dalykus.
Aš nenoriu dar galvoti apie tai, kad oi, va, aš jau buvau 8 valandas mokykloje ir man dar reikia padaryti dar tą. Tai aš namų darbus labai linkęs nutempinėti ir nemėgstu jų daryti. Ir galiausiai vakare padarau, tarkime, ir tada jau belieka eiti mėgoti. Tai vad, kaip padarau namų darbus, man tai asocijuosi su laisvė. Padarysiu ir laisvė. Ir tada tu net nori daryti dėl to, kad tu galvoji, kad tai duok man tos namų darbus, kad aš galėčiau padaryti ir būti laisvas. Tai pakamon, greičiau, aš noriu tipo, tos laisvės, noriu būti užbaigęs tą darbą ir eiti, nežinau, ten daryti tai, kas man patinka. Tai va. Tai... Tipo, tu sunkiausią dalyką patį pirmą darai? Ne tai, kad sunkiausia. Tiesiog šito patarimo esmė yra, kad susifokusuoti į rezultatą. Kad jeigu tave tenkina rezultatas, žmonės, kodėl jie nenori ar tingi dirbti, nes jie susifokusuoja į darbą, kad oi, man čia reikės sėdėti, daryti, aš taip tingiu, noriu kažką kitą veikti. Bet vat, jeigu tu susifokusuotum, kad aš noriu kažką kitą veikti, bet man dėl to reikia padaryti tą darbą, bet tu negalvoji, kaip sunku man bus daryti, tiesiog galvoji, kad padarysiu viskas, bus laisvas, padarysiu, galėsiu tą daryti, galėsiu tą daryti, tu save taip vos neužprogramuoji, kad kaip fainai yra padaryti, nes aš galėsiu viską kitą veikti ir tada tu net nori padaryti. Kad aš noriu padaryti, kad galėčiau kažkur varyti, pavyzdžiui, ten, nežinau, į miestą ar dar kažkur. Tai tada tu toks, davai, greičiau, padarai ir varai. Tu taip džiaugies, kai tu užbaigi darbą? Jo. Namų darbus. Paprastus darbus, tai nežinau. Nes tu paskui vėl eini dirbti tiesiog kažką kitą. Jo, nes, pavyzdžiui, su kanalu, bet su kanalu man nėra taip sunku prisivesti, nes man patinka. Man patinka, filmuoti daryti, tai man čia nėra sunku, bet, pavyzdžiui, ten, kur yra sunku, namų darbai, nes mane erzina ir aš nenoriu jų daryti, tai va tada jų padarimas duoda daug didesnį džiaugsmą. Gerai. Toliau. Išgerk vandens. Čia jeigu dar nežinojot, kad reikia vandenį gerti, tai... Taip, tyrimai rodo, jeigu tu esi dehidratacijos būsenai, tu 20% mažiau gali susikoncentruoti. Tai jeigu nori susikoncentruoti, gerk vandens, nes tavo smegenys veikia elektros principų. Ir jeigu tu neturi vandens, kuris atneštų elektrolitus į tavo smegenis, tavo smegenis neveiks. Ir mirsi. Nes vanduo geras laidininkas, ar nes tiesiog reikia... Nes šita vandenį elektrolitų yra, tai... Dėl to jūs? Jo, I guess gali druską gert, bet aš nežinau, ar tada įsisavinsi. Tai reikia tada druską ir vandenį, jeigu labai nori daug elektros turėti. Jeigu labai nori būti susikaupęs ir hidratuotas. Tai visą druskinę išgerkit ir galbūt susikaupsit. Jep, toliau. Nepalik savo kitų veiklų, kol darbas yra nepadarytas, tai ekstremalus toks kraštutinis, gal labiau pavyzdys būtų užsirakini kambarį ir telefoną, kompiuterį ir viską kitą išneši kažkur kitur. Pavyzdžiui, tūlikį užsirakini, kur nėra nei kompų, nei telefonų ir pasidėkit, tarkim, tik knygą, jeigu tau reikia knygą perskaityti. Ir neišeini iš ten, kol neperskaityti, tarkim, tiek. Tai esmė yra tiesiog, kad panaikini... Čia pagal dalinai gal ir pagal tą posakį, kur ir sako, kad make it so hard to lose that it becomes easy to win. Tai jeigu tau yra lengva pralaimėti dėl to, kad tave traukia telefonas, tave traukia kompiuteris ir dėl to tu nenori skaityti tos knygos, tai tu padarai, kad tau būtų taip sunku praknist, nes tiesiog nėra ką kito veikti. Tai tam palengva laimėti, tada pasiemi tą knygą ir skaitai. Easy. Toliau. Gerai. Sveiki. Mes vis dar čia. Mes filmuojam. Dabar? Jo, o ką reikia pridėti? Čia tokias duris išnešti į darbą. Greitai. Supozink. Tai grįžom, reikėjo budinčiui padėti išnešti duris. Taip, išnešėm, sėkmingai. Ir važiuojam toliau. Taigi, dabar iš manęs jau toks svarbesnis punktas bus. Nors jie visi buvo svarbus, bet šitas bus labiau atrodantis svarbus. Žodžiu, galite nemegoti, nekert vandens. Ne, miegokit. Bet va dabar ką pasakys, čia svarbiausia. Jo, čia žodžiu. Tai nesiblaškykite. Čia jeigu jūs norit susikaupt, jūs turėtumėt savo telefoną išmesti į kitą kambarį, iš kompo irgi idealiai išjungti internetą, ir tada dirbt. Ir nesinorės noras ten YouTube užžiūrėti, žinai. Panašiai, beveik aš sakiau.
Praleidau, reiškia. Ne, Nesiklausau. nu, ne, tas, kur tipo, kad Ai. panektas rakini. Ai jo. Nes irgi pašalinti tiesiog visus trukdžius. Jo, bet čia neužsirekini tualete, čia tiesiog... Čia užrakini viską, Jo, kas aplinkai, bet pats pasilieka. Ir tikriausiai lengviau prie kompo dirbti ne tualete, o vat prie savo stalo. Ir Ne, plus jeigu prie šitą kompo. gali kiekvieną dieną irgi daryti, o tulikę užsirakint, nu... Jo, ne, ir plus ten nelabai patinka, jeigu su kokiu kompiuteriu. Jo, tai va, tai darykit, kad nebūtų trukdžių ir kad nesinorėtų sukurti tos trukdžius patiems. Taip pat rekomenduočiau tiesiog vandens pasimti, butelį vandens, kad jeigu norėtumėt gert, o jeigu norėtumėt tuliką, tai nueikit prieš pat. Arba irgi butelį pasimti, kodėlgi ne. Tada nereikia. 2 litrų. Nu, vieną išgeri ir į tą patį, žinai. Aš noriu išgerti, kaip tik. Gerai. Mano 5 punktas tai yra keisk darbus. Pavyzdžiui, darai namų darbus, tada, tarkim, mes galim dirbti prie kanalo, tada, tarkim, sportuoji, na ir ten panašiai. Tai, nes namų darbai yra vienoks mąstymas, ir ten, pavyzdžiui, kokiai matematikai ten skaičiuoji kažką, lygtis ten kokias išvestinės, ten funkcijas braižaisi. Tada prie kanalo, kai dirbi, tu montuoji iš esmės, pavyzdžiui, arba darai podcastus, kas yra visai kitoks darbas. Ir tada sportas yra dar kitoks darbas. Tu, pavyzdžiui, darydamas vieną, pailsi nuo kito. Ir mes, kai darėm 12 valandų produktyvumo iššūkį, 12 valandų išėlės buvom produktyvus, tai taip ir darėm. Darydavom, kad 45 minutės dirbam kažkokį darbą, tada 10 minučių filmuojam ir be filmuodami pailsim tiesiog taip, ir tada dar 5 minutės sportuojam ir taip irgi pailsim. Ir to sporto ne per daug, nes tik 5 minutės kas valandą iš esmės. Tai tu siūlai, kai atsibosta kažką veikti, pakeisti veiklą. Jo, nebūtinai, kad atsibosta, kol dar neatsibosta gali irgi pakeisti, bet aišku, nu, ne... Va čia žinau, kad suskirta su tajum, nes jis turi... Pasakysiu punktą. Jo, atvirkštinį iš esmės punktą, bet aš manau, kad tikrai apsimoka, nes jeigu tu nori būti ilgai produktyvus, jeigu tu darytum kas 10 minučių, tai taip, tada ne, nes tu net nespėjai įsitraukti tą veiklą ir tu jau turi kažką kitą daryti. Bet, sakiau, kai mes, pavyzdžiui, darėm per tų 12 valandų iššūkį, kurį mūsų kanalė irgi gali pamatyti, bet nežinau, ar labai geras video išė. Tai mes darėm, kad kem 5 minutės kažką veiki, tada 10 filmuojam ir 5 sportuoji. Ir tada tu tikrai spėjai ir nuveikti to dalyko per kem 5 minutės kažkojo pagrindinę, ir pafilmuoti spėjom, ir pasportuoti spėjom. Ką Domas ką tik paminėjo, yra keisti veiklose, net joms neatsibodus tau, tiesiog keisk veiklą, ne? Bet mano pasiūlymas yra nekeisti veiklos. Ir susikaupti ant vieno dalyko kokias 1,5 valandos. Pavyzdžiui, jeigu darai matkę, tai daryk matkę 1,5 valandos, nedaryk ten pusvalandį ir tada kažką kitą ir tada vėl matkę. Nes kas atsitinka, jeigu tu pakeiti veiklą ir tada nustoji praeitą veiklą daryti, kurią darai. Pavyzdžiui, matkę, nustoji matkę daryti dabar lietuvių. Tai tavo smegenis negali taip greit switchint per užduotis. Tu lieka šitas likutis informacijos ir tavo smegenis toliau galvoja apie tai. Tai daryk vieną veiklą, kai jau baigi, arba praeina 1,5 valandos, nes smegenis jau fiziškai nebegali susikaupti, tik tada pakeisk veiklą. Nežinau, aš vat su šituo ne visai sutinku. Aišku, mes irgi kalbam visai apie panašius, sakyčiau, terminus, nesakau, kas 10 minučių tikrai keisti nėra gerai, nes nespėsi tą darbą įstraukti. Bet, pavyzdžiui, 1,5 valandą, manau, irgi tikrai gali pavyzdžiui, 1,5 valandą kažką veikti ir tada pakeisti veiklą. Visiškai kaip ir tai sako. Bet tuo pačiu tas dalykas, kur tu apie smegenis kalbėjai, kad pasikeičia čia, kiek aš žinau, yra labiau multitaskinimui. Čia yra netgi tas pavyzdys, kur sako, tarkim, suskaičiuok iki 10 ir tu sakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, greitai skaičiuok ir tu sakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greitai. Ten abecėlės raidžių 10 pirmų pasakyk ir toks, anos ne B, C, Č, D, E, anos ne E, F. Bum. Greitai. Ir tada tu sako, sakyk vieną skaičių, vieną raidę. Ir toks. Ir taip iki 10, tiek to. 1 A, 2 anosinė, 3 B, 4 C, 5 D, 6 E, 7 anosinė, 8 E, 9 F ir panašiai, nežinau, gal ir skaidau kažkur. Tai esmė yra, kad tu daug labiau sulėtėjai, kai tu multitaskini, nes kai, pavyzdžiui, aš pasakau kažkokią raidę E,
tai man tada vėl reikia greit grįžti prie skaičių, mintyse perbėgti nuo 1 iki ten 8 ar kiek ten yra tas numeris tuo metu ir tada pasakyti kitą numerį, tada vėl mintyse greit perbėgti visą abėcėlę ir tada pasakyti raidę. Tai esmė, kad taip yra daug sunkiau ir todėl, pavyzdžiui, daryti kelis darbus vos ne vienu metu, kur tu truputį vieno, tada grįžti į tą, truputį to yra tragiška, ta prasme. Bet jeigu tu tiesiog padirbi normaliai pusvalandį, valandą prie vieno darbo, tai tu, aš manau, tikrai gali pakeisti. Jo, bet, čia vis tiek aš kalbu labiau apie tą, šiaip čia yra realiai tie patys dalykai, nes aš sakau, kad negali keisti veiklų greitai ir tu ir sakai, kad negali keisti veiklų greitai. Būtent. Nes, kol, pavyzdžiui, jeigu kokį gilų darbą darai, sudėtingą darbą, tai ten gali kokius 10 ar 15 minučių užtrukti, kol tu įsijauti. Tai jeigu, pavyzdžiui, kas blogai su švietimo sistema, kad 45 minutės pamoka, kai turėtų būti pusantros, aš net negaliu susikaupti, o jau praėjo pamoka. Kas čia prie nesąmonė? O kodėl univerė, žiūrėkit, univerė tai 1,5 valandos, 3 paskaitos. Aš nežinau, kai kurios pamokos man žiūri lėtai. Tarkim, anglų kai kurios pamokos. Tai nes anglų visko supranti. Jeigu matika ir ten jau įsijauti ir tada varai ir tada... Nes kai kada kartais, pavyzdžiui, kai turim 2 matematikas, net į pertrauką neinu. Jo. Mes tiesiog toliau darom ir varom. Ir kartais viduryje 2 pamokos jau pasilsi. Jo, nes jau praeina apie valandą ir smegenis pavargo. Tada mokytoja truputį pyksta. Nes pradedam kalbėti. Bet jo, o tarkim, būna pamokų, kur tikrai, arba, pavyzdžiui, kai 6-7 pamokos, jau ten 8, jeigu būna, tai jau būni pavargęs ir tos 5 minutės lėtai, tikrai būna ir kai labai greitai. Tai va. Pala, kažką dar norėjau dėl šito pasakyti. Nesvarbu, myliu, tai gali ir 5 minučių. Arba iškarpysim. Tu iškarpysim. Jo. Tai va, vat kodėl jis taip painas. Dabar supratau, šiuos sak mato, kaip jo darbo valandos auga. Jo, ir dabar tas pats irgi. Aš sakau, kad turėtume dirbti produktyviais intervalais. Tai čia šitas galioja realiai tik tais, jeigu jūsų miegas geras, ta prasme, kad tuo pačiu metu einat miegoti ir tuo pačiu metu atsikeliat, maždaug, plius minus valandą. Jūsų šitas miego ritmas išsibalansuoja ir tada taip išeina, kad atsiranda tokie produktyvūs intervalai dienoje. Pavyzdžiui, iškart kai atsikeli, varai, jau 1,5 valandos būsi susikaupęs maždaug. Tada 2 valandos po atsikelimo irgi. Tai realiai pirmos 4 valandos po atsikelimo, pro pabudimo, tu jau gali dirbti kiek nori. Tada jau pavargsi tikriausiai ir šio pertrauką. Bet ateis... Atsikeli 5 ryto, atidirbi ir mokyklai krešinį tiesiog. Tai žodžiu, tai ir tada paskutinis ritmas ateina 12 valandų po atsikelimo. Tai iškart po atsikelimo, 2 valandos po atsikelimo ir 12 valandų po atsikelimo. Tais laikotarpiais tu gali geriausiai susikaupti, o smegenys geriausiai dirba. Tai va, ir jeigu jūs pagalvojat, pavyzdžiui, 3 ar 4 valandą, čia jau yra koks 7 ar 8 valandos po prabudimo, tai tais laikotarpiais paprastai žmonės jau tokie mieguisti, jau nori į lovytę. Ir paskui ateina 6 valanda ir bum, vėl galiu susikaupti. Vėl bumas. Jo. Dar labai tas lovytę po maisto norisi. Jo. Aš būna ir užmiegu kartą. 6 punktas. Užsibrėžk 3 svarbiausius dalykus, kuriuos turi padaryti ir ta prasme, nepaisant nieko visokios turi padaryti. Tai padeda tom, kad tingisi kažką daryti, kai matai didelį sąrašą darbų, užsibrėžk 3 svarbiausius ir tiesiog žinai, kad tą dieną, nepaisant nieko, turi tos 3 svarbiausius padaryti, padarai jau diena gera. Net jeigu ir daug kitų nepadarai. Einam prie sekančio. Dirb ciklais ir su laikmačiu. Tai ciklais panašiai, kad man atrodo, tą jūs buvo sakęs? Aš sakiau, ten 1,5 valandos maždaug. Tai aš, pavyzdžiui, galvoju labiau toks 5 minučių, 10 minučių poilsio. 5 minučių, 10 minučių poilsio. Ir tada gaunas tokia graži valandėlė. 5 minučių darbo, 10 minučių poilsio. Bet tas poilsis neturėtų būti scrollinimas. Gali daryti, ką nori. Aš girdėjau, kad blogai, geriau ten toks
Nu, galbūt, bet man, pavyzdžiui, skrolinimas tik nepatinka tuo, kad užsihukini labai. Ir jeigu pradedi scrollint tai 10 minučių, gaunasi, kad prascrollini ilgiau negu 10 minučių. Jo, prascrollini 2 valandas. Nu, ne, tiek tai nebūna, bet ten 20 minučių gal net iki pusės. Jums būna, pakomentuokite, jeigu jums taip atsitinka. Jeigu ne, tada palaikinkite. Jo, o jeigu nežinot, tai pasubscribinkit. Ok, tai žodžiu, tai man asmeniškai visai gerai veikia 5 minučių darbo ir 10 minučių poilsio, nes per 5 minučių spėjai gerai įsivažiuoti, per 10 minučių truputėlį spėjai pasilsėti ir taip pat, kai ateina vėl kitos 5 minučių, tu žinai, kad poilsis jau ne už kalnų, ne už 3 valandų tu tik ilsėsi. Tu pradedi dirbti, praeina 2 minučių, žiūri, o, jau tik pusvalandis liko, nu tai gerai, davai, ir varai. Toliau, sek kiekvienas 15 minučių, kurios praeina tavo gyvenime ir ką per jas nuveikiai. Tai aišku, neskaito su miegu, ten mokykloje yra išimtis, bet, pavyzdžiui, jau kai esi namuose arba tiems, kurie ten freelancinimo būdų kažkaip dirba ir panašiai, nežinau. Tai tiesiog čia, man atrodo, iš Alex Hermozy yra paimtas, kad pasidarai tokį Excel'io spreadsheetą, kur kas 15 minučių blokai yra ir tiesiog 1 minutę po kiekvienų 15 minučių prieini prie ten kompiuterio ar telefono ar kažkur ir pasirašai, ką tu darai. Pavyzdžiui, dirbau. Šikau. Tai dvi... Užsirašai, kad šikau, tada praeina dar 15, o vis dar šikau, žodžiu. Praeina dar 15, o... Vidury šikimo turi nubėgti prie kompa. Excelį rašyti. Vėl bėgi atgal. Būtent, aš manau, tokia idėja ir buvo. Reikėtų išbandyti kada. Ja. Tai va, ne, šiaip jeigu rimtai, tai tiesiog sakinės to labai pasimato visi tie prokrastinatinimo dalykai, visi tie nieko neveikimai. Toks, praeina 15 minučių, ateini prieš ir toks, ką aš veikiau? Scrollinau. Egzistavau, galvojau, kažką gulėjau. Ir tau pačiam pasimato, kiek daug tu iš tikrųjų, praleidinėjai laiko veltui, prašvaistai laiko ir tada 15 minučių padarai, dar 15 padarai ir tu galvoji, okei, gal jau davai kažką pradedu rimtesnio, normalesnio daryti. 9 punktas, nežiūrėk į visą darbų sąrašą, o paimk viršutinį darbą arba kažkokį išsirink, bet jeigu sunku išsirinkti viršutinį, sakėme, ir galvok taip, kad tiesiog jį vieną turi padaryti. Ir visus kitus pamiršti. Nes kartais, pavyzdžiui, pamatai visą sąrašą ir man tokia depresija paima. Kai tipo, blemba, jau vidurys dienos, o aš tiek turiu padaryti, čia be šansų ir tada nesinori kažkaip daryti. Arba tada pradedi strateguoti, gerai, tai gerai. Dabar paimsiu šitą, tada padarysiu tą, tada pailsėsiu tiek laiko, tada ir prastrateguoji pusvalandį ir dar pusvalandį netinki dabar prasme, aišku, gal ir sudėlioji, kai viską padarysi. Tai vietoj to, tiesiog paimi, pavyzdžiui, viršutinį darbą, pamiršti visus kitus ir galvoji, gerai, viskas, ką man reikia padaryti, tai yra šitą vieną darbą. Ateini, padarai, jauties laimingas, jį išmeti, paimi kitą darbą. Viskas, ką man reikia padaryti, tik šitą vieną darbą. Man kiti neįdomu, man nieks neįdomu, ką ten, nežinau, rašo man per Instagramą, ten tas kviečia kažkur, šitą darbą. Vienintelis dalykas, padarau, tada galiu visą kitą planuoti. Padarai ir vėl iš nuo. Tai tipo... Ir tu realiai, tu neturi visų net padaryti. Padarai kokius 3, iš sąrašo 4, 5 ir tu jau jauties žiauriai produktyvus. Ir tu net kitų gali nepadaryti. Tai dažniausiai nebūna tu jie. Jeigu tu turi didelį darbą, tiksliau daug darbų, tada tu pasirinki vieną kažkurį ir susikoncentruoji vien į jį. Jo. Ir kai jį pabaigi, tada susikoncentruoji į kitą. Nes man tiesiog tas pats mąstymas būna, kad tipo, tu padarai, o čia man dar tiek daug, aš čia nespėsiu šitą. Ir tada tu neturi net nei noro daryti, nei jėgų toks jausmas. Užknisa viskas. O kai sufokusuoji vieną, pamiršti visą kitą. Dzin. Dabar šitą padarau. O padarau matkę tik tais. Ir viskas. Ir ramu. Padarai matkę? Ok. Pažiūrį sąrašą. Šitą. Dabar tik šitą padarau. Podcast'ą filmuoju. Ir ramu. Bum. Aš tai dirbu pagal tiek, kiek laiko yra ten. Žiūriu, 2 valandos iki miego. Nu tai gal matkę įtalpinsiu. Visio. Einu miego tada. ir paskui ateini kitą dieną ir sako, tavo padarai namų darbus. Ne. Vis dėlto neįtalpinau. Bet kažką kitą pusę padariau. Kažką kitą, jo. Toliau. 10 patarimas. Dirbk ne vienas, plus susirask kažkokį konkretų laiką darbui su kitais. Čia, mano manimu, yra pats
stipriausias patarimas iš mano sąrašo, tai aišku būtų tai, kaip miegokit. Taip, miegokit. Jo, čia yra tikriausiai svarbiausias, bet iš tokių, vat, ką aš pateikinėjau, būdų, kaip čia prisivers, kaip čia užsimotyvuot, tai darbas su kitais yra vienas iš stipriausias. Bet šitas patarimas į du išsiskaido. Vienas, kad tiesiog darbą kažkokį daryti su draugais, komandinį. Pavyzdžiui, vat, kaip kanalas kartu, vat, kartu kokį verslą kūrėt, nežinau. Kartu ten kažkokį projektą. Bendrai tipo. Jo, bendrai. Kartu projektą vystyti ir panašiai, nes jūs vienas kitą tada motyvuojate ir tu žinai, kad ne tik nuo tavęs dabar jau priklauso, kad tas rezultatas duoda ir jiem kažkokios naudos. Tai va, o antras variantas šito patarimo yra, kad tiesiog su kažkokiais draugais, pavyzdžiui, kad ir namų darbai, kur ne bendras projektas, bet tiesiog tu reikia padaryti matematiką, tu žiauriai tingi ir toks paskambinus, kai, hei, hebra, davai, vat kokią 8 valandą visi susijungiam ir visi darom ten matkę, nežinau. Ja, ir jie tokie, okay. Study session. Jo, tokia study session, jo, bet kartu ir tada tu žinai, kad tu negali kažkur dingti, nes jie jau prisijungia, jie jau tavęs laukia, žinai, ir tu jau neprašysi, oi, sorry, ten vėliau. Tai va. Toliau. Jo, čia iš esmės kaip ir rimtas toks paskutinis, bet dar turiu du, tiesiog vienas yra priminti savo apie šitos būdus, nes labai dažnai pasimiršta, man pačiam pasimiršta, pavyzdžiui, iš šito viso sąrašo, kad ten susiplanuoti visą dieną, mąstyti apie tai, kaip, nežinau, jausies darbo pabaigoje, o ne kaip sunku bus jį atlikti. Visi šitie patarimai tikrai kažkuriuo metu man veikia, nu ne visi, kai kurie gal neveikia, bet gal jum veikia, nes čia nuo žmogaus irgi priklauso. Jo. Tai vis tiek pasidalinau, bet bent jau buvo bandyti, sakykime. Tai ir kai kurie iš jų tikrai veikia, bet tiesiog kažkas nutikdavo ir aš jas pamirždavau. Pavyzdžiui, atsimenu buvo, kad per pertrauką, kad pasirašau, kad dabar per pertrauką turiu padaryti namų darbus, jeigu nepadarau, iš visų nepadarau. Ir ar šitą pradėjau, tada atėjo atostogos, grįžau po atostogų ir jau nebeatsiminiau. Tai tiesiog buvau pamiršęs jau visai ir tada vėl kažką ten per atostogas ten persiplanuoju, kaip čia ką darysi ir tada jau viso, ir kažkada atsiminiau šitą ir galvoju, wow, kodėl aš ją nebenaudoju. Tai pasidarykit, šitą sąrašą galite išsirašyti iš to, ką girdėti šitam podcast'e, savo kažkokių galite prisidėti ir tiesiog pastoviai juos peržiūrėkit ir galvokit, kurie gerai veikia. Ir tos, kurie gerai veikia, pasilikit. Toliau! Nu, paskutinis yra neimkite tūliką telefoną. Čia tiesiog kaip laikas taupyti, nes tipo, produktyvumas tūlikė, bet telefonai yra ne tik dvigubai, aš skaičiuoju 4-5 kart didesnis. Tu daug greičiau apsisukai, 4-5 kart staupai laiko ir jeigu tu turi kitų kažkokių veiklų ir darbų, tai va, tai tiesiog laikas staupai. Jeigu jūs turit kažkokių tipsų, kaip geriau šitą podcastą pagerinti, įdėkite į komentarus ir sakykit, šią šūdas, va šitą pakeiskit. Šiaip lietuvių mokytojas man sakė, tipo, peržiūrėjo tą pirmą dalį, sakė, nu, per daug jūs ten kalbat, žodžiu. Mes? Ką jis, ten bronis kalba? Tema nukrypsta, tipo, nuo esmės, ta prasme. Ne, lietuvių mokytojas aš vis neklausysiu, nes jam ten reikia tobulumo. Nu, man irgi šiaip reikia tobulumo, bet tą jūs padarė gražiausią tą agurkėlę, ne, varlę. Ar ką, lipduką, tipo, per gimpą ten sumontavo. Ir ką čia matysite? Aš ten nusiusiu, Mykolai. ir žodžiu, ir keletui mokytas pasakė. Nu, su varlė tai, kad gerai, bet su agurku, kad, nu, spalvas nedėra, žodžiu. Ir kur jis įdėjo? Į Džeminajų. Į fucking Džeminajų. Ir perdarė, man siunčia, važiuok, čia gal geriau atrodo. Ten agurkas per pusę nupjautas, kai metafora yra, kad čia pipaliukas. Pipaliukas per pusę nupjautas. Kur matyta, seni? Ir sultis iš jo treška. Opši. Šitą iškotik, nes aš nenoriu su mokytoju blogus santykius. Ne, šitą paliksiu. Jeigu dar Mykolas šitą buvo palikęs, tai tikimės, kad šitie patarimai jums padėjo, istorijos prajuokino ir dar grįžti į mūsų kanalą, užsiprenumeruosite ir pažiūrėsite kitus ateinančius podcastus. Iki. Ne parduotuvė, o atsisveikinimus. Šitą ten iškadins. Šitą privalėsim.